Aš tada pirmą kartą gyvenime išgirdau ir supratau, kad aš esu negraži. Buvo tas periodas, kai nebuvo, Delfi nebuvo. Ir kada atsirado Delfi, mus pakvietė tenais. Ir ten iš karto buvo galima, kad žmonės rašytų komentarus. Ir aš tik tai tada, man tada buvo, nusakau, kokie 19-20 gal jau metų, aš tada pirmą kartą gyvenime išgirdau ir supratau, kad aš esu negraži. Tai įsivaizduoji, aš iki to, aš nežinojau, kas yra bulinimas kažkoks tai ir nes nebuvo iš viso komentarų, žinai, kultūros, bet... Kas ten per komentaras buvo? Kas ten buvo parašyta? Tokios kavamalės. Tokios kavamalės, net arklys, užrištom akim. Tu supranti?